Evangelija pagal Morkų, 5 skyrius. Jie priplaukė ežero krantą Geraziečių krašte. Jam išlipus iš valties, to jau priešais iš kapinių atbėgo netyrosios dvasios apsėstas vyras. Jis gyveno kapų rūsiuose ir niekas negalėjo nė grandinėmis jo surakinti. Jis jau daug kartų buvo pančiojamas ir grandinėmis rakinamas, bet sutrupindavo grandines, nusitraukydavo pančius ir niekas negalėdavo jo suvaldyti. Per kiauras naktis ir dienas jis bastydavosi po kapines ir po kalnus, klykdamas ir daužydamas save akmenimis. Iš tolo pamatęs Jėzų, jis atbėgo, parpuolė priešais ir ėmė garsiai šaukti: Ko tau iš manęs reikia, Jėzau, aukščiausiojo Dievo sūnau? Saikdinu tave Dievu, nekankink manęs. Jėzus man buvo paliepęs: Išeik netyroji dvasia iš žmogaus. Jėzus dar klausė: O kuo tu vardu? Jie atsakė: Mano vardas Legionas, nes mūsų daug. Ir pradėjo labai prašytis nevaryti jų iš to krašto. Ten pat atkalnėje ganėsi didžiulė kiaulių kaimenė. Dvasios ėmė prašytis: Pasiųsk mus į tas kiaules, kad į jas sueitume. Jėzus leido. Išėjusios netyrosios dvasios apniko kiaules ir visa kaimenė, apie 2000 kiaulių, ūmai metėsi nuo skardžio į ežerą ir prigėrė ežere. Tie, kurie jas ganė, išsibėgiojo ir davė žinią į miestą ir kaimus. Žmonės išėjo pažiūrėti, kas atsitiko. Jie ateina prie Jėzaus, mato sėdintį demonų apsėstąjį, tą, kuris buvo turėjęs legioną, apsirengusi ir sveiko proto, ir juos apėmė baimė. Mačiusieji papasakojo jiems, kas buvo nutikę su apsėstuoju ir apie kiaules. Tada žmonės ėmė prašyti Jėzų išeiti iš jų krašto. Jėzui lipant į valtį, buvęs apsėstasis prašė leisti pasilikti su juo, bet Jėzus nesutiko ir pasakė: Eik namo pas saviškius ir papasakok, kokių nuostabių dalykų Viešpats tau padarė ir kaip tavęs pasigailėjo. Tada tasai nuėjo savo keliu ir Dekapolyje ėmė skelbti, kokių didžių dalykų Jėzus jam buvo padaręs. Ir visi stebėjosi. Jėzui vėl persikėlus valtimi į kitą pusę, susirinko prie jo didžiulė minia ir sulaikė jį paežerėje. Ir štai ateina vienas iš sinagogos vyresniųjų, vardu Jairas, ir pamatęs Jėzų puola jam po kojų karštai maldaudamas: Mano dukrelė miršta, ateik ir uždėk ant jos rankas, kad pagytų ir gyventų. Jėzus nuėjo su juo. Iš paskos sekė gausi minia ir jį spauste spaudė. Ten buvo viena moteris, jau 12 metų serganti kraujoplūdžiu, nemažai iškentėjusi nuo daugelio gydytojų ir išleidusi visą, ką turėjo, ji nė kiek nepasitaisė, bet dar ėjo blogyn ir blogyn. Išgirdusi apie Jėzų, ji prasiskverbė pro minią ir iš nugaros prisilietė prie jo apsiausto. Mat ji sau kalbėjo: Jeigu paliesiu bent jo drabužį, išgysiu. Bematant, kraujas jai nustojo plūdęs ir ji pajuto kūnu, kad yra pasveikusi iš savo negalios. O Jėzus iš karto pajuto, kad iš jo išėjo jėga ir atsigręžęs į minią paklausė: Kas prisilietė prie mano apsiausto? Mokiniai jam sakė: Pats matai, kaip minia tave spaudžia, ir dar klausi, kas mane palietė? Bet Jėzus tebesidairė tos, kuri taip buvo padariusi. Moteris išėjo į priekį išsigandusi ir virpėdama, nes žinojo, kas jai atsitiko, ir puolusi prieš Jėzų ant kelių papasakojo visą tiesą. O jis pasakė jai: Dukterie, tavo tikėjimas išgelbėjo tave, eik rami ir būk išgyjusi iš savo ligos.
Jam dar tebekalbant, ateina sinagogos vyresniojo žmonės ir praneša jam: tavo duktė numirė, kam begaišini mokytoją? Išgirdęs tuos žodžius, Jėzus sako sinagogos vyresniajam: nenusigąsk, vien tikėk. Ir niekam neleido eiti kartu, išskyrus Petrą, Jokūbą ir Jokūbo brolį Joną. Jie ateina į sinagogos vyresniojo namus ir Jėzus mato sujudimą, verkiančius ir raudančius žmones. Įžengęs vidun jis tarė: kam tas triukšmas ir ašaros? Vaikas nėra miręs, tik miega. Žmonės tik juokėsi iš jo. Tada visus išvaręs, Jėzus pasiėmė vaiko tėvą ir motiną, taip pat savo palydovus, ir įėjo ten, kur vaikas gulėjo. Jis paėmė mergaitę už rankos ir sako: Talitha kum. Išvertus tai reiškia: mergaitė, sakau tau, kelkis. Mergaitė tuojau atsikėlė ir ėmė vaikščioti. Jai buvo 12 metų. Visi nustėro iš nuostabos. O Jėzus griežtai įsakė, kad niekas to nežinotų, ir liepė duoti mergaitei valgyti.